Mano vardas Olė, aš esu alkoholikė. Sveika, Ole. Dėkinga Jums, kad pakvietėt. Labai malonu prisijungti prie Jūsų grupės. Ir iš tikrųjų yra kaip gerai, kad Jūs veikiat, kad susirenkat ir, ir neliekate vieni. Čia iš tikrųjų labai svarbu, nes kaip taisyklė, bent jau tai buvo man, alkoholikas vienas, pats su savim likęs, negali pasveikti. Aš irgi savo laiku atėjau į draugiją, ne todėl, kad turėjau tokį tikslą, bet tokia buvo Dievo valia. Ir tikriausiai tai buvo geriausia, kas galėjo su manim atsitikti, kaip su alkoholikė. Kada aš atėjau į pirmą susirinkimą, tada tarp iš ligoninės, jau iš detokso, aš pamačiau daugybę žmonių, kuriems, matėsi, kad jiems faina, jo. Jie vadino save alkoholikais, bet buvo linksmi, juokavo, pasakė man gerai, kad atėjai. Va, ir aš ten jaučiausi saugiai. Ir dabar suprantu, kad ateiti ir pasilikti yra labai svarbu žmogui, kuris kenčia nuo chroniško alkoholizmo. Šiandien mes kalbėsim apie 5 tradiciją. Iš tikrųjų, jinai skamba labai konkrečiai ir labai trumpai, bet ne paslaptis, kad visos tradicijos atsirado ne todėl, kad nedirbtinai, bet iš visokių įmanomų mūsų paklydimų. Pirma tradicija apsprendžia problemą, panašiai kaip ir žingsniai, jo, mūsų vienybė. Antra aprašo sprendimą, o visos kitos tai kelia, kaip ateiti nuo tos problemos iki sprendimo. Ir 5 tradicija, jos išplėstinė ilga forma. Skamba labai trumpai. Kiekviena anoniminių alkoholikų draugijos grupė turėtų būti dvasinė bendrija, turinti vieną pagrindinį tikslą – perduoti žinią dar kenčiančiam alkoholikui. O tas pabrėžta dar ypatingai, kad vieną pagrindinį tikslą, jokių kitų. Aš atsimenu, kai sužinojau apie anoniminius alkoholikus ir buvau tokia įkvėpta galimybę gyventi kitokį gyvenimą. Norėjau, kad apie anoniminius alkoholikus, apie tą galimą išeitį žinotų visi. Kad vietoj reklaminių banerių mieste būtų pakabinti skelbimą apie anoniminius alkoholikus. Nes aplinkų tokių kaip aš buvo labai daug. Jo. Ir man atrodė, kad visi turi toj pačią ateiti ir sužinoti tai, ką sužinojau aš. Ir labai svarbu, kad naujokas išgirstų būtent tą vienintelę žinią apie pasveikimą. O dabar, kai aš skaitau anoniminių alkoholikų literatūrą, netgi pradedant didžiąją knygą, ten jau nuo pat pratarmių, labai tokių raudonų siūlų eina 12 žingsnio tema, jo, apie žinios nešimą kitam alkoholikui. Prisiminkim netgi tą bylą istoriją.
Jisai buvo apdovanotas to ryškiu dvasiniu nušvietimu. Ir paprastai mes akcentuojam dėmesį būtent į tą patį faktą, kad Dieve, jeigu tu esi, pasirodyk. Ir jisai gavo tą įrodymą, kurio matyt kiekvienas iš mūsų trokšta, tą tokį ryškų, momentinį. Bet kas vyko po to? Esmė to viso, ką jisai darė toliau. Vat atrodo, nu jo, tu išsigelbėjai, gavai Dievo malonę, nu ir okei, nieko daryti nereikia, kaip mes mėgstam sakyti. Bet kas buvo toliau padaryta? Jisai nuėjo pas daktarą Silkortą, jo vyr-gydytoją tos klinikos, kur ne vieną kartą jisai bandė gauti pagalbą nuo baisios mirtinos ligos ir paprašė aplankyti šios klinikos pacientus ir papasakoti, ką jisai išgyveno. Kas buvo, jo, kokioj baisios situacijoje jisai atsirado, kaip jam nesisekė spręsti, kaip jisai buvo visiškai bejėgis prieš alkoholizmą ir kad jisai turi išeitį ir dabar yra sveikas. Ir taip faktiškai nuo to ir prasidėjo mūsų anoniminiai alkoholikai, nors tada dar to niekas nežinojo. Kada jisai išėjo iš ten, visą savo energiją, visą veiklą, jisai skiria tam, kad bandė padėti alkoholikams. Pasakojo apie tą dvasinį savo nuostabų potyrį. Nesėdėjo rankas sudėjęs. Negrįžo dirbti atgal į Wall Streetą, užkalinėti pinigus, bet kaip galėjo, taip nešė žinią, pagrindinę mūsų žinią, kad mums reikalingas Dievas, mums reikalinga, per tą mes sveikstam. Kada jisai, būdamas ten apie pusę metų blaivus, atvažiavo į Akroną su idėja pasirašyti labai tokį perspektyvų finansinių atžvilgių kontraktą ir užkalti daug pinigų. Viskas įvyko atvirkščiai. Kontraktas nebuvo pasirašytas, įvyko tokia skandalinga situacija, jisai liko be pinigų, pasimetęs. Visi žino tą sceną Mayflower viešbutį, tą dilemą, kur reikėjo rinktis tarp tokio patrauklaus, labai gerai žinomos vietos kaip baras ir skambučio kažkam. Tai buvo bažnyčių sąrašai prie telefono, tikslu surasti alkoholiką, su kuriuo jisai galėtų pasikalbėti. Ir vat per Dievo malonę buvo padarytas būtent tas pasirinkimas, nes Bilas, kokia mintis jam atėjo, kad kaipgi, gerai, kai dėrybos baigėsi, jisai atėjo prie telefono ir rinko numerius visus iš eilės, kaipgi tie tūkstančiai alkoholikų, kurie nesužinos apie ateitį. Vat tomu dažnas iš mūsų taip pagalvoja, prisijungdamas prie susirinkimo arba atvirkščiai neprisijungęs
Ir pasakė savo, nu, ko man ten šiandien eiti į tą gyvą susirinkimą, ašgi turiu tiek reikalų, aš esu toks užimtas jo. Aš pabūsiu namie arba tvarkysiu kažkokius savo reikalus, o galbūt ateis į susirinkimą kaip tik tas naujokas, kuriam ta žinia bus reikalinga. Žinios nešimas. Aš turiu veikti. Ir žinot, vat apie tai, kad pradėjau kalbėti, kad buvo padaryta visokių veiksmų anoniminių alkoholikų pirmais gyvenimo metais, kurie galų gale privertė bylą susimastyti apie mūsų draugijos išlikimą. Buvo parašyta 12 tradicijų. Vat kiekviena iš jų labai gražiai, labai logiškai papildo vieną kitą. Iš tikrųjų, vat mūsų tradicijos, jos yra toksai, nu kaip čia, šitoje knygoje subręsta labai daug ir gražiai apie tai parašyta. Toks pasiaukojimų sąrašas, ko mes privalom atsisakyti, tam, kad mūsų draugija gyvuotų ir efektyviai veiktų. Ne vien tik būtų išsilikusi, bet jinai liks tik tada, kada mes laikysimės tų dvasinių principų, kurie yra apibendrinti 12 tradicijų. Ir veiksim. Apie tai, kad tai yra vienintelis mūsų tikslas, tai ne veltui parašyta. Nes kai aš pasveikstu, aš sakau, man galvoj atrodo, kad per 12 žingsnių programą, per tą naują jėgą, kurią aš atrandu, aš galiu visą pasaulį išgydyti absoliučiai nuo visko. Jo. Bet pasirodo taip nėra. Didžioje knygoje parašyta, kad mes esame entuziastai. Jo, ir atrodo, jeigu aš pasveikau nuo alkoholizmo, aš galiu praturtinti absoliučiai visų žmonių gyvenimo sritis ir padėti absoliučiai visame kame. Ir 5 tradicija man parodo, iš tikrųjų tradicijos parašytos ne kažkokiems abstrakčiems alkoholikams, bet konkrečiai man, ką aš turėčiau daryti, kad nepakenkti draugijai, kad aš nebūčiau jos griovėja, kad aš nekelčiau kažkokių idėjų, kurios prieštarauja mūsų dvasiniai veiklai. Ir labai gerai įsikalčiau, reiškia, į galvą, koks iš tikrųjų mūsų pagrindinis tikslas. Nešti žinią dar kenčiančiam alkoholikui. Ir labai dažnai grupėse kenčiančių alkoholikų laikomas tas naujokas, kuris ateina. Bet tai nėra tiesa. Žmogus, kuris ateina į susirinkimą pirmą kartą, į uždarą, į atvirą, pagal save sprendžiu, jisai ne visada žino, ko jisai čia atėjo. Aš, pavyzdžiui, ten atsiradau ne iš didelio sąmoningumo, dėl to, kad, taip išėjo. O kad būdama ligoninėje, tiesiog mūsų vienas pacientas pasiūlė nuvažiuoti į susirinkimą, medicininis personalas mus palaikė. Ir tuo metu aš visiškai nežinojau, kad mano gyvenimo bazė bus grįsta sveikimo programa, tarnavimu anoniminiuose alkoholikuose. Ir aš nežinau, prieš ateinant į ligoninę, aš iš tikrųjų buvau stipriai kenčianti, todėl kad man nebuvo jokių paskui klausimų, kai aš išgirdau apie galimybę sveikti per 12 žingsnių su globėja. Nebuvo klausimų daryti tai ar ne. Aš nemačiau jokios kitos išeities ir neturėjau jokių kitų planų. Bet ne visada naujokas suvokia iš tikrųjų, ko jam reikia. Jis galbūt ateina iš smalsumo dėl to, kad ten šeima paskatino arba, nežinau, socialiniai darbuotojai dėl visokių bėdų.
Dažnai kenčiančių alkoholikų gali būti ir tas, kuris jau toli gražu ne pirmą dieną, galbūt ir ne pirmus metus lankosi susirinkimuose. Tai tie žmonės taip pat gali būti kenčiantis ir jiems irgi turėtų būti suteikta pagalba. Vat praktiškai kiekvienoj mūsų brošiūroj, kokia jinai bebūtų turinio, va čia aš turiu tokią seną brošiūrėlę grupę, yra parašyta ta atsakomybės deklaracija. Ir mes grupė irgi ją skaitom susirinkimo pabaigoj, kad aš esu atsakingas, kuomet kas nors ieškos pagalbos, noriu, kad tą visuomet paduotų ranką. Ir aš esu už tai atsakinga. Ne kažkas ten šalia mane sėdintis, o aš. Tai kaip mane išmokė, užduok savo klausimą, tu pasiruošus padėti kitam. Tu pasiruošus tarnauti nešant žinią apie sveikimą. Čia kiekviena iš tradicijų, jinai konkrečiai nukreipta į mane. Ir dar yra toks labai įdomus tekstas, vėlgi iš Bylo istorijos, pačioj pradžioje, 13 puslapyje. Čia ta vieta, kur pas Bilą ateina jo buvęs sugėrovas, draugas Ebis Tačeris, jis atnešė žinią apie sveikimą, apie galimą sveikimą. Ir ką jisai jam pasakė, kad tikėjimas be darbų negyvas, kokie gąsdinantys tiesa alkoholikų. Jei nepavyksta tobulinti ir turtinti dvasinį gyvenimą, dirbant ir aukojantis dėl kitų, ateityje alkoholikas gali neišgyventi, patyręs išbandymų ir sunkumų. Jei nesiims veikti, tikrai vėl gers. O jei gers, tai be abejo mirs. Tuomet tikėjimas tiesioginė prasme bus miręs, su mumis yra tik šitaip. Man buvo pasiūlyta perskaityti šitą tekstą nuo pirmo asmens. O iš kogi susidaro grupė? Iš kiekvieno iš mūsų. Skirtas tekstas mums, bet iš tikrųjų su grupė yra visiškai tas pats. Absoliučiai ta pati logika, nes, tai pagalvojus, ką mums daugiau veikti. Mes ateinam į grupę, 5 tradicija pažymi, kad yra dvasinė bendrija. Mes susirenkam ten ne dėl psichoterapijos, nespręsti kažkokius finansinius reikalus, nepasižvalgyt, kur galėtume įsidarbinti, kas galėtų man ten, nežinau, patalkininkauti kažkokiuose mano reikaluose. Aš ateinu ten tam, kad ne tik išgirsti jūsų, bet galbūt aš kam nors būsiu ten naudinga, galbūt aš ten būsiu reikalinga. O toj pačioj Bylo istorijoje ir pabaigoje yra labai geras dar vienas sakinys, 14 jau puslapį. Mes susitinkam dažnai, taigi draugijos ieškantis naujokai, nesunkiai ją randa. Labai dažnai žmonės sako, oi, man čia taip dabar, kaip čia, paūmėjimas, jaučiuosi blogai, būsena nekokia, labai mėgsta tokį žodį, žinai. Todėl atbėgau susirinkimą. Čia viskas labai faina. Iš tikrųjų, neatsimenu, kad išėjus iš susirinkimo, aš būčiau kažkokia ten prislėgta, arba mano nuotaika būtų bloga. Visada yra tas jausmas, kad tas bendrumas, jisai duoda rezultatą. Aš girdžiu jūs, aš dalinuosi pati. Visada su ta mintim, kad galbūt kažkam aš būsiu ten naudinga. Čia yra mano asmeninis veikimo pagrindas ir mūsų grupės gyvavimo pamatas.
Vat kaip konkrečiai sakysim, pas mus grupėje. Per kiekvieną, vat aš jau čia Mariui prie susirinkimą sakiau, yra sena pas mus tokia vidinė tradicija. Per kiekvieną dalykinį susirinkimą mes pasirenkam dvi grupės iš regiono, kad būtų netoliese, kad benzinas nelabai daug kainuotų ir kad galima būtų atvažiuoti ir grįžti tą pačią dieną. Mes sprendžiam, kokias dvi grupės mes aplankysim. Ne tam, kad pasirodyti, kokie mes čia, nežinau, pažengę jau dvasiškai. Bet visų pirma, tai yra labai naudinga ir mum, ir tom grupėm, kur mes atvažiuojam. Ir paprastai sulaukiam didelio palaikymo. Mes susipažįstam, mes dalinamės patirtim. Galbūt žmonės, kurie, mes, kaip čia pasakius, dalinamės va tą galimybę perduoti žinią geriau. Tai yra labai svarbu. Paskui yra toksai labai aktyvus dalyvavimas, lankant gydymo įstaigas. Tai yra detoksas, reabilitacijos programos, ta pati Minesota. Ir dar kartą per mėnesį mes važiuojam, ten paeiliui, kas gali, į ilgalaikę reabilitaciją. Mes esam ten laukiami. Aš žinau, kaip jiems sudėtinga tiem žmonėm išeiti iš tokių įstaigų. Nes kol esi tarp žmonių, prižiūrimas specialistų, ir kai tave supa tokie pat pacientai, sakysim, viskas okei, bet ką daryti išėjus? Apie tai mes ir kalbam. Ką mes darėm asmeniškai, kaip mes, kaip paprastam spikeriniam, kas buvo, kas atsitiko, kaip yra dabar. Ir mes kalbam apie sveikimą. Aš pagal save žinau, kaip svarbu žmogui sužinoti, ką konkrečiai reikia daryti. Neaptakiai kalbėti, kad aš geriau, o dabar aš stebuklingų būdų esu ten blaivus kažkiek. Čia labai faina tai girdėti, bet kaip tai pasiekti? Tai tie, kurie žengia priekį, mane išmokė, kad kalbėti konkrečiai, kokią išeitį. Aš pamačiau, apie ką man buvo kalbėta, kas man buvo pasiūlyta, globa, draugystė, tarnavimas. Nes įsivaizduokim, jeigu grupėse, aš nežinau, pas mus niekada nebuvo tokios praktikos, kad mes nežinotume, ką veikti. Rengiami seminarai. Ne tik 2 kartus per metus, kurie vadinasi ten globa su didžiąja knyga, kur mes susirenkam tam, kad iš naujo studijuoti. To niekada nebus gana, mano akim. Žingsnius, dalinti savo patirtim. Taip pat tokie seminarai skirti ir tradicijoms, tarp kitko. Prasidės naujas ratas ir mes pakviesim žmonės visus norinčius atvažiuoti ir kartu aptarti problemas, su kuriuom mes susiduriam žingsniuose. Tai yra labai svarbu dalintis patirtim. Į tokius seminarus dažnai atvažiuoja naujokai. Kai kas patenka, praktiškai dažnai ir pirmą kartą, arba tik išėjęs iš reabilitacijos, arba iš ligoninės, ten iš durnyno.
Ir labai svarbu, vat, kokią žinią jisai išgirs, apie ką mes kalbėsim. Mes visada dalinamės tik tuo, ką padarėm patys, dalinamės savo patirtim, jokiamis filosofijom, žinojimu, va, ne religinė praktika, ne kažkokia psichoterapinė, jo, būtent žingsnių patirtim. Pas mus grupėje vat, kažkaip tai vat, priimta buvo nuo pat pradžio studijuoti įvairiai literatūrą. Ir grupė buvo sukurta būtent didžiosios knygos studijavimui, žingsnių faktiškai studijavimui per pagrindinį mūsų tekstą didžiosios knygos. O paskui mes skaitom visokią kitokią literatūrą, kuri yra patvirtinta generalinės konferencijos. Pavyzdžiui, Subręsta, kur yra labai daug medžiagos apie tradicijas ir išsamei labai papasakota. Bet vat 5 tradicija, jinai susiveda, kaip ir knygoje 12 žingsnių ir 12 tradicijų, į tą patį, kad užsiimk tuo, ką moki geriausiai. Nes mes esam, įvairių profesijų, įvairių sugebėjimų žmonės, visokiojopos informacijos turi. Bet draugijai aš turiu vienintelį talentą, jo, kaip alkoholikė. Nes mums padeda daugelis žmonių. Ir medikai, ir dvasininkai, ir socialiniai darbuotojai. Ir tie žmonės yra mūsų draugai ir mes su jais bendradarbiaujam, bet niekada nesikišam į jų profesionalios veiklos sritis. To tegul jie ir užsiima. Bet mes kaip alkoholikai, ką galim padaryti geriausia, tai perduoti patirtį būtent sveikimo per žingsnių programą. Nes kas geriausiai gali suprasti alkoholiką? Tik kitas alkoholikas. Žinot, būna tokių situacijų, kai, pavyzdžiui, paskambina žmogus, dabar tai mes čia per Zoomą kalbam, arba ten gali per WhatsAppą paskambinti, bet gali būti tiesiog skambutis. Ir jisai sako, man reikia pagalbos, aš noriu pasikalbėti, man reikia globos, ar gali man padėti. Aš niekada nesu mačius jo tos moters, nežinau, kas ji tokia, bet aš jau žinau apie ją 99%, kas su ją vyksta. Tai biografijos faktai jo ir aplinka, kurioje žmogus gyvena, yra visiškai antrinis dalykas. Bet mes vieni prieš kitą, absoliučiai be sienų, be hierarchijos, be kažkokių ten dvasinių aukštumų vienas prieš kitą. Viską, ką mes galim, tai suteikti pagalbą vieni kitiems. Ir tai yra labai svarbu, nes tokioj formoj ir su tokiu efektyvumu niekas kitas to padaryti negali. O taip yra. Todėl ir kaip grupė, argi mes neišnaudosim tos galimybės? Be abejo. Nes, sakau, daugiau ten nėra ką veikti. Grįžtu prie tos literatūros, kurią mes skaitom. Šitą brošiūrą, grupę, kaip viskas prasideda, kaip veikia grupė, kaip ją įkurti. Čia labai daug įdomių dalykų parašyta ir labai daug reikalingų. Yra vienas toksai tekstas, kuris, dabar man tai visiškai suprantamas. Jisai vadinasi, ko nedaro A. Neverbuoja narių ir neperša pirminės motyvacijos, kai alkoholikams reikia sveikti. Neturi narių charakteristikų ir ligos istorijų. Nestebi ir nesistengia kontroliuoti savo narių. Nenustato psichologinių diagnozių ir prognozių. Neturi ligoninių, neskiria vaistų, medicinio ar psichiatrinio gydymo. Nesuteikia gyvenamojo ploto, maitinimo, aprangos, darbo, pinigų ar kitų panašių paslaugų. Nesprendžia šeimos ar profesinių reikalų.
neužsiima tyrimais ir jų nefinansuoja. Nepriklauso socialinėms tarnyboms, nors daug narių ir tarnybų biurų su jomis bendradarbiauja. Nerengia religinių apeigų, nesivelia į ginčius apie alkoholį ir kitus dalykus, nepriima pinigų už savo paslaugas ar aukų nei iš A šaltinių. Nerašo rekomendacinių laiškų dėl lygtinio paleidimo, nei charakteristikų advokatams, teismams, mokykloms, verslo socialinėms įstaigoms, kitoms organizacijoms ar institucijoms. Nieko mes nedarom, išskyrus vieną pagrindinį tikslą - padėti žmogui įgyti savo dvasinę patirtį ir perduoti žinią apie sveikimą, kad jisai būtų pasveikęs nuo alkoholizmo. Bet iš tikrųjų, žmogus ateina į draugiją būtent su šitom visom problemom, kurios yra čia išvardintos, absoliučiai su visom. Ir sako, nu ne, mes neieškosim tau darbo, mes neduosim tau babkių, mes neisim kalbėti su tavo žmona, mes nesakysim tau gert tau vaistų šito ar ne, jeigu tu turi kažkokių kitų sutrikimų ir ligų. Mes tau galim tik tai pasakyti, kad yra išeitis ir tu gali ją gauti. Ir tai yra geriausia, nes mes su savo entuziazmu, jeigu mes išsibarstytume į daugybę kažkokių kitų veiklų, mes tiesiog pražūtume. Pradžioj, kada kūrėsi draugija, buvo daug visokių idėjų, ką mes galėtume veikti. Bilas buvo toksai didžiulis strategas, visada stebiuosi jo tokiais politiniais, gerąją prasme sugebėjimais. Faktiškai 12 tradicijų formatas ir 12 koncepcijų yra jo darbo rezultatai. Ir pačioj pradžioje jisai kitaip matė mūsų ateitį ir mūsų veiklą. Ir buvo daug planų apie tai, kad anoniminiai alkoholikai turi turėti savo gydymo įstaigas, nes kitose ligoninėse mus kreivai žiūri su mūsų visais fokusais, kad turi būti kažkoks toksai štatas keliaujančių misionierių faktiškai, kurie neštų žinią apie apie sveikimą. Ir dar trečias punktas buvo parašyti knygą. Tai liko tik vienas, buvo parašyta knyga Anoniminiai alkoholikai ir kiti visi grandioziniai planai, kaip įsitikinom per daugybę klaidų ir visokių nesėkmių, buvo atidėti į šoną. Nes pas mus labai siaura specializacija. Mes daugiau nieko nedarom išskyrus tai, kaip ir grupė, kaip ir visa draugija, išskyrus tai, kad mes studijuojam 12 žingsnių programą ir ieškom visokias galimybės, kad žinia apie sveikimą pasiektų vis didesnį ratą kenčiančių alkoholikų. Kaip žinia, visi šitie komitetai, kuriuos mes turim, visa mūsų ta struktūra, jinai sukurta ne tam, kad anoniminiai alkoholikai galėtų padaryti sėkmingą karjerą, o tam, kad šitie komitetai, šitos struktūros padėtų grupėms geriau pasiekti, lengviau pasiekti tą kenčiantį alkoholiką. Nes grupės, ne viską gali. Jeigu negali komitetai, gali galbūt patikėtiniai, kurių juridinės galimybės leidžia veikti jau valstybiniai plotmėj. Tai pavyzdžiui, knygų užsakymas, vertimas, paruošimas spaudai,
Čia tai, kuo užsiima mūsų patikėtinių taryba, vykdant konferencijos sprendimus. O konferencijoje yra sprendžiami irgi klausimai apie tai, kaip mes galėtume, čia aišku idealią, įvykdyti tuos veiksmus, kad mūsų draugija būtų efektyvesnė ir būtų pasiektas dar didesnis ratas tų žmonių, kurie kenčia, kad mes būtume patrauklus, kad mūsų literatūra gerai atrodytų, kad mes galėtume susitikti su įmonių vadovais, su socialiniais darbuotojais, su studentais, kad, pavyzdžiui, pas mus vykdomi tokie susirinkimai ir mes labai dėkingi tiems specialistams, kurie pakviečia į tokius susirinkimus savo studentus. Čia irgi yra žinios nešimas. Ne visada žinia yra nešama tik tai kenčiančiam alkoholikui. Kartais skyriuje darbdaviams, pavyzdžiui, labai gerai parašyta, kad visų pirma turi sužinoti apie mūsų draugiją tie, kurie, akis į akį gali susidurti su anoniminiais alkoholikais savo įstaigose, įmonėse, ligoninėse, bet kuriuose organizacijose, kur gali sutikti tą kenčiantį alkoholiką. Todėl labai svarbu, pavyzdžiui, einant į ligoninės, visų pirma, turėti galimybę ten eiti, visų antra, palaikyti gerų santykių su administracija. Nesgi neišeisim į aikštę kalbėti apie tai, kad mes tokie esame šaunus ir kad jūs čia visi galite pas mus ateiti. Toks kaip čia, viešas savęs reklamavimas nėra patrauklus. Ir kaip kitose tradicijose parašytam, kad geriau, jeigu apie mus kalba mūsų draugai, tai puiku, kai jie yra mūsų draugai, tie patys žurnalistai, gydytojai, psichiatrai, bet kokie specialistai, per kuriuos mes galim pasiekti žmonės, kuriems mes galim suteikti pagalbą. Tai tokiu būdu mes kviečiam į atvirus susirinkimus tos žmonės, kurie, pavyzdžiui, pas mus yra naujokų susirinkimai šeštadienį. Ir dabar aš ten gana retai būnu, dėl kitų priežasčių, ne todėl, kad nenoriu, bet mano biški gyvenimo grafikas yra kitoks. Bet dažnai ateidavo tie socialiniai darbuotojai, kurie siūlė savo klientams lankyti anoniminius alkoholikus. Ir jie ateidavo pažiūrėti, kas čia vyksta. Ir irgi yra svarbu, ką jie ten išgirs. Visada kviečiam, pavyzdžiui, yra dėkingumo diena. Ir visada labai smagu matyti savo srities specialistus, kurie susiduria su tokiais kaip mes kiekvieną mielą dieną ligoninėse, psichiatrinėse ligoninėse, su tais, kurie jie turi žinoti, ką jų pacientai išgirs atėję pas anoniminius alkoholikus. Ar tai iš tikrųjų yra pagalba. Todėl mano akim, svarbu laikytis to vienintelio pagrindinio tikslo ir nekalbėti apie vėjus, kaip pas mus sako, apie rožių auginimą, bet aiškiai sutelkti visą dėmesį į savo sveikimo patirtį. Kalbant apie tai, kad anoniminiai alkoholikai daugiau nieko neužsiima. Ir aš asmeniškai jau kaip anoniminių alkoholikų draugijos narė galiu padėti Dievui, padėti žmogui surasti tą jėgą
kurią mes vadiname Dievu, kad jisai paskui pats spręstų tas, naudodamas savo sveikimo patirtį, visas gyvenimiškas problemas. Lygiai taip pat ir draugija. Aš gal save žinau, kad man ir pačiai to reikia, kad aš nepamirščiau, kas aš esu ir kad mano sveikimas būtų tikras, jo. Jisai yra tikras tik tada, kada aš vykdau tarnavimą pagal 5 tradiciją. Man tai pasireiškia 12 žingsnių ir aš stengiuosi neatmesti tos visus pasiūlymus, kurie yra man suteikti. Būna jo, kad aš galėčiau papasakoti apie tai, apie mūsų draugiją, kad neįmanoma vienam pasveikti. Mes turim būti drauge, palaikyti vieni kitus. Ir svarbiausias ir vienintelis mūsų tikslas pasidalinti tą vienintelę mūsų pagrindinę idėją apie sveikimą. Bet dalintis aš galiu tik tuo, ką turiu pati. Lygiai taip pat ir grupė. Jeigu grupės sąmonė yra kitokia, bet jinai irgi yra, vis tiek yra anoniminio alkoholikų grupė, pas mus nėra jokio filtro, žinai, ten kažkas teisingai veikia ar neteisingai. Prieš taip mes, tikriausiai kažkas kalbėjo apie 4 tradiciją, kad viena grupė yra autonominė ir gali faktiškai daryti, ką nori. Bet 5 tradicija iš karto apibrėžia aiškesnius kontūrus, kad jau ką nori. Bet kitaip aš išsigimsiu, jo mūsų grupė išsigims, jeigu bus kažkokie kiti tikslai ir mes įsibarstysim savo, nežinau, tam diskusiją apie niekus. Todėl grįžtu prie to, ką pradėjau, kad kiekvienam mūsų dalykiniam susirinkime mes visada irgi apibrėžiam tikslus, kame mes galime būti dar naudingi, nešant žinią kitiems alkoholikams. Viskas yra anoniminių alkoholikų draugijų sukurta tam, kad padėti tam, kas kenčia, nes nepamirštam, kad tokia galimybė, toks talentas būtėsi suteiktas tik mums. Tai ačiū, kad išklausėt. Ačiū, kad laivas šiandien. Ačiū už galimybę pasidalinti.